gatvė, Ulonų gatvė, labai gražiai padaryti nuvažiavimai per šaligatvius, o dabar padarė tokį, kad ten nei įvažiuoti, nei pakelti. Tai visiškai naujas standartas įvažiavimo, tai pirmą kartą, toks prastas labai. Kokybė, žemyn, reikalavimai, kurie statomi, žemynai. Ir dar vienas klausimas. Tai reiškia, Baltosios Rožės tilto, tą padaryti apoliuką įkalti, bet padaryti nusileidimą, sujungti su takais, kad galima būtų galų galę naudotis. Nes ten jau daug buvo istorijų, kol perėjom ten 300 metrų per rajono, pro Nemuno sodus, ten galų galę takas yra dabar, o dabar reikia padaryti, kad reiškia, Baltosios Rožės tilto galim būtų nusileisti, taip pat serpantinų. Tai žinokit, jau esame ir padarę, jau esame pasirengę projektą, turim projektą ir net, atsakysiu, net ir buvom paleidę pirkimus ir buvom ir turėjom tiekėją, dėja tiekėjas buvo, vienas pateikė pasiūlymą ir dėja nesutiko pasirašyti sutarties. Dabar leisim iš naujo pirkimus. Tai dėl to, tai dėl poliukų, tai ten vienas irgi iš tiekėjų susikalė, savo nusižymėjo, kad įsivertinti ar darbų kiekius pasitikslint ar panašiai, bet situacija nesmagi tikrai, nes galvom, kad dar šiemet iš karto prasidėtų darbai. Bet tikimės, kad per porą savaičių vėl čia suspėsim greitus pirkimus padaryti ir labai tikiuosi, kad dar šiais metais pradėsim darbus. Dabar dėl Merkinės gatvės ten reikalavimų, tai reikalavimai niekada šiaip gyvenime neina žemyn, jie visada tik griežtėja. Nežinau, aišku, ten ar spalviniai dalykai, meniniai, trinkelių spalva, tai čia vėl... Ne trinkelių. Ypač skirtų tarp įvažiavimas padarytas, bordiūras, pusė bordiūrų nupjauti, tu lip, arba tu pagyvenęs žmogus, ar tu su vyrašiu, ar tu su vežimėliu, ar tu moteris su vežimėliu, tas pats reikia kilnotis. Jo, žiūrėkit, o pažiūrėkit, kaip palyta Ulonų gatvė, kaip ramiai. Žiūrėkit, truputį tarp Ulonų gatvės ir Merkinės gatvės yra toks, menkas skirtumėlis, kad Ulonų gatvės sklypas yra labai platus, o čia labai siauras. Kalbam apie įvažiavimą. Jo, bet žiūrėkit, gatvės sklypas yra siauras ir mes negalim lipti į gyventojų sklypus ir ten už savivaldybės pinigus tvarkyti tų kiemų. Bet kokios labai didelis skirtumas darosi. Tai palaukit, dar yra vienos sluoksnio asfalto. Palaukit, tai atsiras sluoksnis, tada bus tas įvažiavimas jau ne toks, bet jau toks. Bet tikrai lygiai nebus, nes vietos yra mažai, ten žmonės kažkada statėsi, vienas į senelę pasibetonavo, kitas statų įvažiavimą pasidarė. Iš tikrųjų, gatvės prie kiekvieno įvažiavimo negalim pritaikyti, nes jinai bus tokia. O kas suprojektavo ten šitos Merkinės gatvėj pėsčiųjų takus, kad išėjo švietimas labai vidury pėsčiųjų tako? Žiūrėkit, gražiausias tie specialistai, kur 4000 dirba. Ne, mes neprojektuojam. Jo, projektas buvo rengtas, nežinau, gal kokie 19-20 metais, projektavo įmonių OP Orphanline, čia Vilniečių įmonė. Žiūrėkit, dėl tos pačios vietos, tai nėra kur kišti ten. Patrauks stulpai šalį? Žiūrėkit, taip mes keitėm. Jo, buvo projektai klaidų padaryta. Iš esmės mums yra dabar siekimybė tokia, kad bent liptų dangos, šaligatvio dangos 1,20 m, kad atitiktų žmonėms su negalia reikalavimu. Žiūrėkit, pirmiausiai tai vidury, ten nuo borto iki, tarkim, gazoninio vėjos bordūro, jūs galvojat, kad ten šaligatvis, bet šiaip pagal visus reikalavimus tai yra eksploatavimo juosta, apsaugos juosta ir tam tarpe gali būti ir apšvietimo atramos. Tai ten tas visas plotis, jis nėra šaligatvis. Dabar kiek įmanoma pakeitėm, bet ten žinokit tų komunikacijų, kad nėra kur kojos padėti, labai sudėtinga situacija. Ten tikrai būtų vietos, tai patrauktumėm šaligatvio, kad netrukdytų nei kažkam, nei gyventojams vaikščioti, nei mum mieste valyti. Ar ten toje pačioje gatvėje hidrantas stovi labai įdomiai? Apžiūrėsim išėję, gerai? Aha, ponia. Kada padarysit laiptus į Alytaus piliakalnį, norint į Rožių tiltą užlipti, reikia lipti Keturiom. Tai jeigu gerai išgirdote, kadangi čia buvo kalbėta apie piliakalnį, tai jau... Ponia, mes girdime, žiūrėkite, tai pasakysim, projektas yra padarytas, su kultūros paveldu suderinta, nes ten yra kultūros paveldo teritorija. ES pinigai yra, buvo laimėtojas, laimėjo rangovas, bet atsisakė daryti, nes ten nelygioje vietoje reikia daryti, ten ant skardžio reikia daryti tam tikrą, atsisakė daryti. Skelbiam naują konkursą, laukiam vėl. Tikrai, bet mes tą puikiai žinom. Žiemą, prisimenat, Merkinės gatvę pradėjom rekordiškai anksti, sausio 29 gal dieną, nes buvo šilta žiema, galėjom darbą daryti, po to užšalo biškį, palaukiam ir vėl pradėjom. Nes mūsų irgi noras, nes čia yra europiniai pinigai.
Mums pavyko pritraukti pinigų, šitą vietą, aišku, neužtenka visų, bet mums reikia kuo išleisti, nes darbai brangsta kiekvieną kartą. Po 5-10%, tai mes gavom milijoną, tai tas milijonas po 2 metų jis jau buvo kaip 900 000 liestų nuvertėję pinigai, tai mūsų irgi greičiau. Tai tikrai skubinam su to projektu, susitvarkom pirmiausiai. Neskubėti, aš skubėti. Ai, ne. Tai čia tikrai nebus taip greitai atsidarys tiltas, o po to tik čia. Ne, tai mes jau tą suprantam, neuždarysim pirmo Lietaus, nes Vaclovas sakė, muitinę čia nori padaryti.